Sveiki visi, su jumis Vandalas Repšys ir šiandien pirma serija. Realiai mes esame mano bute, mano namuose ir tai, ką jūs matote prieš save, yra mano sporto salė. O čia yra mano keli įrankiai, kurie man labai padeda treniruoti. Taigi, mes daug negaiškime ir mano pirmas pratimas jums. Pratimas kojom, pritūpimai. Daugelis atletų ir daugelis sportininkų pamiršta apie savo kojas, bet jos yra realiai labai svarbi žmogaus kūno dalis, todėl niekados nepamirškite kojų. Ir jeigu jums kyla klausimas, ką šiandien daryti, rankas ar kojas, be abejonės rinkitės kojas. Taigi pirmas pratimas labai paprasti pritūpimai. Stovime tiesiai, rankas galite prieš save, rankas galite už galvos, kojos pečių ploti, nykščius kojų pirštus galite pakelti truputėlį į save. Tada jums padės laikyti lygiai nugarą. Ir darom pritūpimus. Lėtai. Jokiais būdais nekelkite kulnų. Jokiais būdais. Darykite lėtai. Per du nusileiskit, per du pakilkit. Labai didelė klaida, kai žmonės sako, padarysiu aš 50 pritūpimų ir pradeda juos daryti taip. Jokios naudos nėra iš to. Pajauskite raumenis ir pajauskite, kaip jie kaista. Darykite lėtai. Tai jums suteiks žymiai daugiau jėgos. Taigi, pirmas pratimas jums pritūpimai. Niekados nepamirškite kojų. Su jumis buvo Vandalas Repšys. Laukite kitos serijos. Iki.